Kartais kūrinys gimsta iš dviejų paralelinių minčių. Viena kryptis – tai žvilgsnis į alternatyvų kamufliažą. Jei kariškas maskavimas siekia ištirpti fone, tai čia jis matomas, kaip moteriškos pozicijos interpretacija. Gėlės čia nėra puošyba, jos ir praradimo ir atminimo ženklas ir ašarų metafora. Žiedlapiai byra, nors gėlė dar galėtų žydėti. Paradoksas – ašaros, nors akys neparaudusios. Žvilgsniu aiškiai sakau ne. Ir kita kryptis – kultūriniai lūkesčiai. Istorija, reklama, vizualinė kultūra formuoja normas, kaip moteris turėtų atrodyti. Gėlės, raštai, švelnumas – visa tai dažnai reiškia pasyvumą, puošnumą. Tie patys kodai kalba kitaip, kaip tapatybės tyrimas, atsisakymas būti tylia puošmena. Tvirtu žvilgsniu, kurio opozicija paviršiniai estetikai, taip laužydama nerašytą vizualinę sutartį.